Sveiki visi, štai mano 25 pamoka. Mokinsiu pasidaryti įgūdį galia. Tiesiog, kad kuo didesnė galia, tuo didesnė padarote priešui žalą. Arba kuo galingesnis įrankis, tuo stipriau kertate. Tiesiog aš pamokinsiu šiandien dar pasidaryti prie to pačio, prie įgūdžio galia, padaryti kažkokį įrankį. Tai aš turiu pasidaręs kardą. O jūs irgi darykit kardą. Paskui dar kursim tų įrankių ir panašiai. Taip, einame į spritės. Čia bus viena iš ilgiausių pamokų, nes labai ilgas kodas ir daug aiškinti. Taip, susikūriau kardą. Čia jam daryti nieko nereikia, jūs susikūrėte irgi kardą. Aš dariau 1625. Toliau spritę, susikūrėte tokį spritę. Tiesiog susikūriau šiam 4 ant šiam 4. Reikia paspausti center, tiesiog kad suktųsi ir smūgis, kaip smūgis, tiesiog kardą, kai smūgis, kai paspausime, kad smogti, jisai toks aplink žmogeliuką greitai apsisuks, tiesiog, kad priešą palietus gyvybės nusimtų. Taip, paskui mes jį mažinsim, didinsim, kad tiesiog su galingesniais kardais, kai bus tiesiog turėtumėt jau patys išmokti padaryti kardą, kardų daug jau kardų galėsite padaryti, jo galingumą, reguliuoti ten viską. Tiesiog biškai gal pagalvoti gausite. Taip, toliau einate į objektą, einame į playerį ir čia prasideda visas darbas. Einame į kreatyvę pirmą, pasirašiau įrankiai, global.kardas lygu 1, tiesiog kai prasidėjo žaidimas, kad neturėtume jokio kardo. Tiesiog kardas 0, jokio kardo nėra. Kas toliau? Kitas kodas, tiesiog global.laikymas, tiesiog, kad kai paspausime su kairės klavišu, žmogeliukas pasims kardą pas save, tiesiog laikymas, tiesiog čia to reikia. Ir ataka, tos du dasirašom, o tos buvome praeitą pamoką dasirašę. Tiesiog ataka, kad pulti, 0 ataka, kad nieko nepuola. Toliau, kas spaudžiate add event, alert 3, einame čia, reikia padaryti attack lygu 0 ir move lygu 0. Tiesiog, kad viskas vėl atsistatytų kaip po smūgio. Smūgį kai duosite, kad viskas atsistatytų. Kas toliau, spaudžiate add event, einate mouse, global mouse, global left pressed, pasirenkate, įdedate naują kodą. Ir taip, kas čia yra, if kardas daugiau negu 0, jei kardas daugiau negu 0, tiesiog tada move 1 pasidaro, tiesiog nebeina vaikščioti, nes jeigu move 0, jeigu turite pagal tą pasidarę move 0, tada galime vaikščioti. Jeigu move 1, tada vaikščioti nebegalima. Ir pasidaro laikymas 1, tiesiog, kad jau laikote, kad jau kito daikto nebeis paimti, ataka vis tiek 0. Tiesiog, bet jeigu paspaudžiate, kad vėl atakuoti, tada ataka pasidaro 1, alertą 30 sekundžių palaukite ir vėl atsistato ataka į 0, jeigu vėl ataka 0, vėl galite smūgiuoti. Tiesiog čia toks yra, suprantate. Kas toliau? Einate į add event, keypress, letters, pasirenkat, aš pasirinkau Z raidę, tiesiog kai paspausite, būsite pasiėmę įrankį su pele, paspaudus Z raidę, įrankis iškris. Tai va tiesiog if, jeigu daugiau, if global kardas, jeigu yra rankose kardas, tada ir pasidaro laikymas 0. Kad jau nieko nebelaikote, tai išmeta. If global kardas, jeigu kardas yra 1, global kardas pasidaro 0, įsideda objektas naujas tas ir tiesiog global pov
nusiema 2 galios ir nusiema 2 ir nusiema 1 gynybos. Tai tiesiog, o čia bus kardas, kai darysime, jūs suprasite, dėl ko čia nusiema tie. Taip, toliau susikuriate dravų, nueinate į dravų. Ir čia yra, jei global kardas yra 0, tiesiog kaip čia yra kardas 0 pačioj pradžioj. Jisai drav spiritė index tiesiog koks ir turi būti. O jeigu if global kardas lygus 1, kaip yra, ne šiuo atveju, ten toliau bus, jūs suprasite, tiesiog pasidaro kardas 1, tiesiog tada irgi būna paprastas spiritė, kad vaikščiotų ir šalia jo atsiranda kardas. O čia reikia pasireguliuoti, ten čia jų priklauso nuo jūsų kardo dydžio ir panašiai. Manau tiek čia, nieko neužmiršau. Kas toliau? Susikūrėme naują objektą, pasidiname kardas, pasirenkame spiritę, spaudžiate DD event, pasirenkate global left pressed jo. If global taškas, jeigu levelis yra didesnis už 0, tiesiog, pavyzdžiui, padarysit 5 ir tol, kol nepasiesite 5 lygio, tol kardo neis pasimti. Tiesiog čia yra toks kardo stiprumas, tiesiog yra per daugelį žaidimų, taip kad neina kažkokio reikia lygio, kad galėtumėt pasimti jį. Tai va, tiesiog reikia 5, 0 dabar parašiau, kad 0 lygio galėtume pasimti. If kardas yra 0, kaip jau buvo pirmai, pačioj pradžioj, kai įsijungite žaidimą, buvo parašyta kardas 0. Tada ir jeigu objektas yra playeris ne mažiau nei 15 prie jo, tada laikymas pasidaro 1, kardas 1, o kaip sakiau, kad ten kardas 1, jeigu yra ten tas būna. Tiesiog atsisuksit, pažiūrėsit, jeigu reiks. Ir va, global prideda. Tiesiog, kai jau pasiemi, prideda 1 gynybos ir prideda 1 galios. Tiesiog prie to skaičiaus ir viskas. Kas toliau? Einate vėl susikuriate naują objektą. Smūgis, pasirinkite DD event, Other, Animation End ir tiesiog įdedate Destroyed. Tiek, čia padariau 1, čia padariau 3, čia padariau 0. Tiesiog jeigu čia kam, kad susivaikščiotų lygiais, kas būtų pirmas prieš taip, būtų po to. Taip, einame toliau į priešą. Priešą grinai viską beveik perdariau, labai daug ką pakeičiau, pridėjau, tai nežinau, visus kodus surašiau jum, kad ir tos pačius, bet vis tiek. Taip, levelis įgauna priešas levelį, HP padariau 12, ataka ir smūgis. Tiesiog ataka yra jūsų ataka, o smūgis yra jų smūgis. O čia ataka, ką aš norėjau pasakyti ataka, tai kai žmogus būna be ginklo, kad eitų jį pulti. Kas toliau? Einame į add event, susikuriame alert, parašome smūgis lygų 1, čia, kad vėl galėtų iš naujo atakuoti, smūgiuoti priešas, o čia ataka, kad jūs galėtumėte vėl iš naujo atakuoti, kai praeis tam tikras laikas. Einate į steps, čia man atrodo tas kodas buvo, bet nežinau, jo, buvo, aš nieko nedariau jum, nekėliau jo, net yra praeitoj ir, ne praeitoj, už praeitoj pamokoj. Kas čia? Čia tą kodą irgi turite, global XP prideda 20 XP ir tiesiog pridėjau, kad gali pridėti nuo 20 iki 50 net. 50 arba 30, visai gali pridėti. Kas toliau? Einate į add event, pasirink collision, player ir tiesiog if smūgis lygų 1, kad priešas galėtų jums smūgiuoti, yra 1. Taip, dabar nueiname čia ir matote, smūgis yra 1. Smūgis yra 1, tada smūgis ir jeigu 1 yra, tiesiog smūgis pasidaro 0. Global
atima 5 gyvybės ir prasideda laikas alert 50. Tai va tiesiog taip. Toliau einate į smūgius, ne, tada ADD event, collusion, pasirenkate smūgius, įsidedate, einate į mine 1, įsikelite destroyedą, spaudžiate, būna self, pasirenkate object, pasirenkate smūgis, tada einate, įsikeliate naują kodą ir gp1, va matote, čia yra gp1 parašyta, minus lygu global.po. Tiesiog kiek jūs turėsite galios, tiek atims priešui gyvybių. Tai tiesiog, taip ir sakiau, kiek turėsite pačioj pradžioj. Tai va tiesiog tą suprantate. Ir jeigu norite reguliuoti kardo kirtimo greitį, tai tiesiog nueinate į global left pressed, į playerį, į global left pressed ir va, čia pakeičiate alert 3 skaičiuką. Kokį greitį aš turiu padaręs 30, jūs kokį norite galite daryti, kad greitai ten, jeigu kursite daug kartų, pavyzdžiui, tai visai skirtingai galite greitį padaryti. Kas toliau? Darymas priešo tas. Dabar darysime, kad žmogeliukas, kai bus be ginklo, kad jisai kirstų. Tiesiog ADD event, pasirenkame mouse, pasirenkame left pressed. Čia yra if ataka 1, kaip pačioj ten matėt. If, jeigu iki playerio yra 50 metrų, aš vadinsiu taip, tada atsiema 1 gyvybė, ataka 0 pasidaro ir vėl užsideda laikas. Tiesiog čia yra toks dalykas dabar, kad visą laiką kirsite, pavyzdžiui, bus galios 1, bet jūs kirsite 2, nes visą laiką, kai paspausite ant to priešo su left pressed, dar nuo to 1 prisideda. Aš nežinau, bandžiau ten kurti, bet neišėjo, taip ilgai kūriau šitą kodą, ten visai bandžiau, nežinau. Kas toliau, einate į ADD event, pasirenkate draw, įdeda naują kodą, sprite kaip sprite, spalva, fronto, kaip rašyti ant SGP, čia viską turite, man atrodo, nuo praeitos pamokos. Tiesiog čia reikia pridėti ką, draw text lygu x minus 40 padariau level, kad level rodytų dar viršui. Tai va tiesiog mano levelis 2, tai rodys jį. Ką toliau nueinate į room, jau pavargau kalbėti. Įkeliate kardą. Kur čia, o aš jau turiu pasidėjęs, matot kardą. Tiesiog ir paleidžiate. Matote, kas vyksta. Pasidarė 2 virš playerių. Tiesiog, matote, yra kardas. Ir esu kairės pelies mygtuku, paspaudžiu ant kardo. Matote, va dabar nuėjęs toliau spaudžiu, nieko neina pasimti, prieinu arčiau. Tiesiog, va, aš jį pasiemu, jis atsiranda rankose. Aišku, čia, va, matote, yra bugų biški tokių, kad, ne rankų laiko, tiesiog rodo, kad yra kardas pas jį. Matote, prisidėjo 2 galios ir 1 gynybos. O dabar va, paspausiu Z, matote, ir jis vėl iškrenta. Ir pasidaro gale 0, 1 ir gynyba 1. Tai tiesiog dabar parodysiu, kaip kerta be kardo. Tiesiog o 1, matote, dabar yra tas laikas. Ir tiesiog jums, matote, eina eiti. Bėgti, tiesiog jūs galite bėgti ir mušti, čia nieko tada nėra. Galite pasidaryti greitesnius tuos priešus, kad jūs net pagautų ir panašiai. Tuoj palaukite, pasimti kardą, dabar matote, kerta po 1. Kažkiek laiko. O dabar kertu su kardu, matote, ir sustojate, nes jūs kertate. Ir va, matote, patirtis didėja. Va. Dabar, pavyzdžiui, yra 12 ir aš turiu 3 galios. Tai turėtų nuskirsti būti 9, bet kadangi sakiau, visą laiką galios yra daugiau 1, tad tiesiog tada
nuskirs 8. Bet čia galite nueiti į pačią pradžią ir parašyti vietoj vieneto 2 ir tada iškart rodys, kad yra 2 galios ir tiesiog. Tai va, tiesiog dabar turėtų nuskirsti iki 8. Bandom. O 8, toliau 4 ir toliau mirtis. Ne. Nesupratau, bet kažkaip taip gavosi. Gal nepataikiau spausti dėl to. Bet va, jeigu spausite kur nors kitur, tiesiog va matote 9 nusijims, o jeigu spaudžiate ant to, nusijama dar 1. Tiesiog toks kaip bugas, kaip šitas, nežinau pasakyti. Ir tiesiog va matote, skėlė lygis, pasidarė 5, 2, 4, 2, 3. Ir tiesiog spaudžiu, ne, išmesti kardą su Z ir vėl pasidaro 3, 3, 2. Pasiemu kardą, tada vėl pasidaro tas. Tai tiek šią pamoką, laukit kitos pamokos, prenumeruokit. Mačiau 19, jau yra dar viena trūksta iki 20. Tada iškart padaryčiau pamoką. Tai tiek viso iki